Sveiki, turim Bosch indaplovę, Silenci Super, taip, šeimininkas sako, kad E14 klaidą meta. Mes ką tik įjungėme ir girdime signalą pipsėjimo, iš tikrųjų mums kažkokią klaidą meta. Taip, iš tikrųjų yra pradėjęs dirbti, nepraėjęs keliom minutėm, pasirodė E14 klaida. Tai nėra labai dažnas gedimas indaplovėse, bet jis pasitaiko. Tai pagal E14 mes įtarėm, kad vis dėlto yra sugedęs vandens srautas, srauto daviklis, galima pafilmuoti, taip. Jis yra būtent prie šito vandens bakelio, yra srauto daviklis, kuris, kaip sakyti, indaplovė įsakinėja, kiek įleisti vandens ir kiek neįleisti. Tai pabandysim jį pakeisti, taip, operatorius galima tada. Taip, pakeisim tą daviklį. Čia yra labai paprastas dalykas, visas principas yra magneto principu, sukasi ratukas su magnetu ir šitas magnetukas reaguoja į apsisukimus. Pakeisim naują daviklį. Čia pats klientas irgi pilnai visą tai gali padaryti, tai nėra sunku. Aišku, šitą prekę galima užsisakyti specializuotose parduotuvėse indaplovių, detalių parduotuvėse. Mes esam Vilniečiai, tai Vilniuje yra kelios parduotuvės Vilniuje irgi, kurios visą tai pardavinėja. Pakeitėm tą vandens lygio srauto daviklį, išjungiam, anuliuojam klaidą. Pastatom bet kažkokią kitą programą. Pastatom trumpą, paspaudžiam startą ir paleidžiam. Palauksim kelias minutės ir pasižiūrėsim, ar procesas prasidės. Mašina, matau, ateikite operatorius, matau, vis dėlto prasidėjo procesas. Atsidarė vožtuvas, leidžiasi vanduo, kuris buvo prikauptas bakelyje. Prieš tai to nebuvo, tikrai to nebuvo, tikrai 100% buvo sugedęs, kaip ir sakau, vandens srauto daviklis. Tai susileidus visam vandeniu, sutekėjus į indaplovę, turi pradėti veikti turbina, tai yra siurblys vandens, pradėti pumpuoti vandenį ir jeigu mato, kad dar siurblys nepilnu tempu dirba, mato, kad jam trūksta vandens, turėtų dar pradėti leisti vandenį iš sistemos. Tiesiog palaukiam, girdžiu, kad turbina pradėjo dirbti, tai yra vandens siurblys, ir prasidėjo procesas, viskas. Mašina pilnai veikia, jokio pipsėjimo nebėra. Reziumė, diagnostika tokia, tai gedimas nėra sudėtingas. Jeigu pamatysite E14 klaidą, tai žinokite, arba kažkas yra sutikęs su vandens padavimu, arba yra sugedęs srauto vandens daviklis, kurį tikrai galite patys namuose visą tai pasikeisti. Geros dienos jums. Taip,